Dar reik šitą paleisti ir parduoti. Bet keista, šiaip jisai buvo labai šustras, matos. Nes USB turėjo priekį netgi. Šitą daiktą. Čia 2 papildomus DVD rūmus. Čia DVD rūmą. Bet ekraniuks koks mažytis. Šiaip norėčiau pabandyti, iš tikrųjų paleisti. Pažeidus garantinis negalioja. Eina savo, jis nepažeis. Lipduks reiškia, garantinis dar galioja. Bet 2005 metais 12 mėnesį tipo. Arba pirkti, arba garantinis iki tai galioja. 302 kabinetas. Taip. Girdėjai? Važiuojam. Melisa pusiaukeliai sako, tete, žinai, ką aš pamiršau? Ką tu pamiršai? Sakė kelintas ir pamiršau, 203 ar 202 ar 302. Einam. Tai viskas, apžiūra įvykdyta, Melisos? Ne? Abijai? Dantistės. Vos nudėsiu kiekvieną pas tą dantistą važiuoti. Labai diena, manau žaisti. Aš šalmą atvežiai? Žiūrėk, Melisa. Ką turi? Da, su policininku prasilenkiu. Bet čia geriau nevažiuot. Kosmosas, kas čia pridyga? Pilna, tokių siauručių, mažučių. Ei, kai geras. Wow. Nu, pirms toks Šiauliuose projektas. Vavo vyva. Žiūrėk. 4 euriukai, 6 buteliukai. A tą mažai buteliukų? Reikia išpilstyti viniuką jau. Man jau. Į kam dovanosim? Tau. Vilė, čia yra ne kroksai, čia yra sodo klumpės. 4 euriukai, nori? Tu nori tokią? Tu žiūrėk, kokius gražios. Kas čia? Nu čia kai iš amerikietišką filmų kai rodo. Pataikyt buteliukus. Geras. Ne, Melisa, ką čia nusipirkai? Kinderį. Tu čia pagavai tinkliukę? Ne, aš įdėjau. Antraliuką dviratis. Ir mačiau, vairuotojas turi dukrą pasisadinęs. Kaip miela. Įsivaizduoji, kaip dukrai faina tėvuks antraliuką dviratį prisegė su diržais rimtais. O, jinai tą antraliuką galbūt mynė. Nu, galbūt kaušminė, nu. Rinkis. Bet koks yra švaistams? Visi Aš švaistams. tai iš vis norėčiau tą Kam tos popierius? prapakuot, savo tik nusiskenuot. Vis tiek yra tasai. Tik nežinia priimti. Už 3 nesusimokėsi. Batai, ką man tie tavo batai? Tai sustojam čia krūmuose ir suvalgysim po ledą. Kodėl čia krūmuose? Nes čia yra eatboxas toks. Užsisakėm kebabą vieną. Vieną todėl, kad niekada nesam užsisakę, nerizikuosim 2 pirkti. Nes kai perki 2, dažniausiai būna. Nu, būna. Niam. Įsiaiškinsim, o geresnį už ginkūnų. Tai va čia tas eatboxas. Labai faina kebabininkė. Greičiau pagamina nei įsakė. Važiuojam, ištestuosim. Čia biškį šoną pasuksim. Ir turėtų būti suolelis kažkur.
Myliu aš tokį orą, kur nereikia galvot, ką apsirengti, šokai šortus, maikę. Ir viskas, įmini, įgyveni. Nelabai jaukų soliuką radom, mūsų jaukiausius soliukus ten užėmė. Užėmė, dėja. Šiaip minam kitur šnokė. Ne, smirda tas, fu. Tai varim iš čia. Minam, net ne, Sakom, valgydami kebabą, po to apkaltinsim, kad jisai smirda. Pagaliau apstiklina. Eina savo kiaurai pastats, matot. Tai kai šviesų ten turėtų būti vidui. Nusiplauk burną. Kebabui pliusas iš karto, kad padažas atskirai. Nes paprašiau. Bet nesipriešina. Nesipriešina, šiaip tokia maloni buvo. Labai maloni. Tai tik jiems. Tikrai didelis. Žiūrėk man. Kažką toks yra, Tom Sidžeris. Koks sausas. Nes padažas. Nu, nes padažą ne. Nu, kada rauginti agurką į kebabą? Na, mėgiai degustuoti. Žiūrėk, kas faina, kad miksas, bet gali vienai pusė česnakinės įpilti, kitą aštraus. Aha. Nu, niam. Aš įgarsinsiu. Niam, tekšt. Įklyna. Niam. Niam. Rauginti agurkai. Ir žalia agurkai. Kaip derinas rauginti agurkai ar marinuoti agurkai? Ne? Keistas skonis. Ginkūnų vis tiek dar pirmą vietą. Liko išėdos. Ir tu neliko. Šiaip pasakyčiau, tikrai vienas iš geresnių. Ne? Tik pirmą kartą gyvenime ėmėm aštrų. Minam namo! Bet paskiau pas močiutę. Gerai. Va. Bam! Ir peršokom į kitą transporto priemonę. Ir važiuojam atiduot Melisos močiutei. Vasara, pas močiutę. Kaip vasara be močiutės? Bent 2 dienas per vasarą bus praleidas pas močiutę. Vidurį kelią, strauktų dar biškį. Tai vaiką palikom ir važiuojam namo. Kaip keista, bet Ir važiuojam baisiuoju žvirkeliu. Labai baisiu žvirkeliu. Vakar buvo gaila pilti po beveik 2 eurus. Teks šiandien pilti po eurą 73, man rodos, ne? Nu vis tiek pigiau nei po 2 eurus. Bet ir tai be akcijos pigiau euros 9. 104, 105. Apie 12 eurų skirtums, jei vakar būčiau pilną baką pylęs. Už tai, kad palaukiau 1 dieną. Kas? Ko šypsais? Merry Christmas and Happy New Year. Vėlė, aha. bučkis tau su naujais. Ai, badais, kada skutais. Už vakarą. Kiek daugia? Na, blemba, kiek čia pinigų išėjo. Čia jau 100 išskraidė. Jo, čia 100 neišskrida. Gerai, labanakt, varam kitą dieną.
Ketvirtadienis, Liepos 16, lygiai pusę vasaros jau praėjo. Kodėl? Ir turim dar 2 šiltas dienas. Tai yra mintis, kad Varysim į batutą. dažysim tvorą. Į batutą varysim. Da, aukštą, 6 metrų, kiek ten yra 8. Nu gerai, tu varysi, aš dažysiu tvorą. Pasiskambinau pastolių nuomai, kur viską nuomojas. Neturi. Sakė, visi išnuomoti. Tai... Ką daryti? Ar reikia kitur ieškoti? Labai tingiu aš nuo savo oželio to mažo dirbti, nes... Nu, pavojinga ir šiaip ilgai užtrunk viskas. Biški per mažas ūgis, nes tik galva. Tiek te pasiek. Tai... Turbūt dirbsi nuo šito. Žiūriu, kad tu čia šūdą bepjauni. Reikia. Šiemet vieną kartą keičiau, o jau 3 mėnesius jisai pjauna. Reikia pakeisti peilius. O šiaip reiks turbūt bulgarkę atsinešti sekančius kartus, nes nebeturiu peilių ir ką tik nužindžiau varžtą. Tai pasirodo, čia yra ne PS2, o PH2 galvutė. Mėšlų trenki. Ta papų žolė ant robotą. Na va, vėl nauji peiliai. Oho. Čia kiek prilindę. Na, bet čia natūralu turbūt. Čia taip turbūt. Kaip ratukai jau paklelė. Reiktų patepti retkarčiais turbūt. Kaip guoliai. Na, dar nekliu. O senė tai iš vis buki. Gerai. Reik laivą pasitraukti, atsikramit patvorį. Nusipjaut žolę. O gal kažkas norit laivą pirkti? Nereiktų važiuoti į kitą miestą. Galėtumėt prie vietos Šiauliuose nusipirkti. Parduočiau su visais net ne 2, o 3 irklais. Na, reik pirmą čia žolę nusipjauti. Šitos krūmynus visą pat. Atrodo, kiek čia nesenai dažė, viskas apžėlė. Buvo priėjimas padarytas. Ne, nebėra. Pavarom. Pasidarome prieš ir po. Šitie bjaurybės kiečiai, kur čia jie dinga, va. Tai kaip medžiai, kaip karklai kokie. Jau taip. Žinai, čia mano jurginai buvo rudenį sodinti. Ne jurginai, bijūnai, va. Apžėlė, kaip nežinau kas. Pamiršau aš juos. Dažai net išbluko dangtis nuo saulės. Ką, prie įėjimo pasidariau, reikia nusiardyti anos 2 paskutinius segmentus, susistatyti paletės ir dažyti. Ant saulės maros net nerekomenduojama dažyti, bet geresnių orų nerasim, nes rodo ateinančias dienas vien lietų. Oho, kokia armija laukia. O ko laukia? Aišku, kad drėgmės. Pratykim biškį. Laiku vakar žolę nusipjavo. Tai suktukėlis.
Ir tikiuosi galvutę pataikiau dydį. O taip. Tik negražiai įsidėjau aš ją. Ta galvutė. Nežinau, per tokį karštį. Neišsilydys tie dažai. Na. Viskas. Ne viskas. Čia dar. Ką tu balanda? A jos tik pamatų mane iškels čia. Su savo šaknim. Ui! Visus šitos atsisukau, dabar reikia atsisukti tuos, kur yra panelės. Tai nieko nenutiks, jeigu aš išsuksiu varžtų. Neišvers, nes čia profilis. Nebent išsikels kažkas su visa panelė. Ką tu, oranžinis varžtė? Čia vaikštai. Apsisukai. Nori pasifilmuoti? Amarų gaudyklė. Net niekas nepakito. Tik varžtų sienoj, o į lentose neliko. Ką dabar reikia? Panelės išsiimti, susukti. Ir tada ardyti ir dažyti. Vakar buvo suoliukai parsivežti mūsų senieji iš mūsų senosios terasos. Ir reikia išsimesti juos. Jeigu atsimenat iš 2021 metų vlogų mūsų suoliukus, tai žadėjo juos išmesti, bet aš priglaudžiau ir galbūt padarysim supynę. O gal ne supynę, o suoliukus padarysim, kojas pritvirtinsim ir gausim. O dabar važiuojam. Išsinuomot pastolių negavau, tai važiuoju pasiskolinsiu tokį savadarbį pastolių. Bus geriau nei mano, ten biškį didesnis jisai. Tikiuosi, kad kažkaip man geriau bus juo nei su maniškiu. Kaip Birutės gatvė gražėja. Ne, iš tikrųjų dabar baisėja. Bet kažkada bus graži. Ir susiskambinau tikrai rytoj. Bent jau susitarėm, važiuosim šiltint palėpės. Nu ne mes šiltint, bet važiuosim vis tiek pažiūrėti, kaip jie šiltint. Ir tikiuosi, bus viskas ok. Ir įtariu, čia bus žiedas prie Birutės sankryžos. Nes kažkaip labai plati ten sankryža palika iš siauros. Šiltinsim su atvirų porų poliuretanu, nors man mažai ką sako tos uždaros ar atviros, bet pamatysim, kaip jos ten atrodo. Nu, čiupinėjom kažkada, net darėm video apie tai, bet kai to darbą nedirbi, tai taip ir įplaukė į smegenis ir išplaukė. A jūs pastebėjote sušiktą tendenciją? Savaitės pradžioj kurs kainuoja beveik 2 eurai. Nu, šią savaitę. Nu, visom savaitėm beveik didesnis, visada didesnis. Ir piste ateina antrą savaitės pusę. Dabar degalinėse be akcijų tiesiog jau 1,8 €. Savaitgalį buvo 1,7 € kažkėlė. Nesuprantu, kodėl tai. Ir jau kelintą savaitę toks kaip dežavu, kad pirmadienį ale tau reik kūrą, tai pilkis brangiai, o jau nuo trečiadienį pradėt pikti. Buvo bagažiniai barškals pasikrauts, vis per visą miestą važiuoju, barkšt. Ir lekiam namo. Eina šiek miestą koks eismas. Priekį sunkvežimis supyko, oi, nu savo ant pipsio, kai dėja kažkam ten. Reik pažiūrėti. Nesuprasi. Važiavo kokį 30, pradėjo normaliai važiuoti. Visa tai tik dėl
tavęs. Žinau, dariau aš daug klaidų. Valydama pasaulį, jis privers mus miegoti. Neišdegė mano planas. Aplink visą sieną pasistatyti pastolius būtų buvę daug patogiau. Bet bus nemokamai. Nors ten būtų kainavę irgi maks 100 eurų. Va. Ne ką blokesnis ir mano oželis. Wow. Ne, nu gal biškai blogesnis. Šitas yra labai platus. Tai stabilumas jo gerokai didesnis. Aišku, čia jokių CE sertifikatų nėra. Šitos bent jau su sertifikatais. Bet aukštesnis keliais somais. Ir jau su barzda lygiai. Tai vis lengviau bus darbuotis. Aišku, galėčiau suhaltūrinti. Dar prisiriverint vamzdį per vidurį. Tai gal būtų geriau, bet bus gerai, užteks. Galim lemputės jau nuplėšti. Nusiėmiau čerpę. Žiūriu, kas gero. Kaip levelė atrodo. Ir žiūriu čia. Kažkas lizduką norėjo suktis. Bet tokie miniatiūrinė. Laikikliai. Atsisegiai. Ir viskas. Ir išsiėmė čerpę. Norėsis prisekti čerpę. Pakiši čia ranką. Ir prisiseksi čerpę. Šitaip. Va. Viskas. Tai laikinus lemputės laikiklius reikia nuimti. O tai ką dabar reikia daryti tada pakalimus? Ne, lent tvorą. Dabar nekalsiu dar ne? Ne, nekalsiu, taigi reikia fasadą pasidaryti. Ai, dar reikia? Ja, bet reikia pasiruošti. Nu čia vien pasiruošimas 2 savaitės užtruks. Oho. Kaip sugebėt nutriesti sieną po apačią? Atsisėdant laidu į priedą. Eina savo. Dar vienas širšilis. Bet kažkodėl trečią jau tokį radau. Neapsigyveno iki galo. Tai reikia nusardyti visą priekį. Turbūt suprantat, kodėl reikia nusardyti. Nes Robertas padarė vieną haltūrą prieš šiltindamas stogą palėpę. Tai dabar tenka viską nuardyti. Ir nedaug čia to ardymo, vieną eilę tik nuardyti ir ištaisyta. Medžiagos nesugadintos, tiesiog reiks biškį pasipa. Žiūrėkit, čia galima dėti tinkliuką po pakalimais, kad vabzdžiai jokie nesiveistų. Bet vabzdžiai taip per šitą gali skristi. Mačiau pagrindę po čerpėm, čia ir sukas širšės vakarais. Nuo paukščių apgalvota va šitas grotelės, bet nuo širšių tai neapgalvota. Tai kaip čia yra? Tai prasmės netenka čia šitą pakalimą saugot su tinkliukais tais. O čia pas mane automatiškai gavos tinkliuks. Armavimo tinklelis iki pat plevelės. Ir vedinasi, ventiliuojasi, bet paukščiukai nelenda, ko pakalimų nėra. Nu, rimtai, visai čia gerai gavos. Ir kaip visada mėsos gabaliuko netekau. Nuskuros gabaliuko gal labiau. Bet neskaniai. Gerai, biški dabar nuo stogo persikelkim į dažyklą. Kadangi jau labai saulė nebekaitina, galim pradėti dažyti. Pažiūrim, kaip čia po
poros mėnesių pertraukos atrodo tie dažai. Nu. Na, nieko baisaus. Tik išmaišyti reikia. Puikiai išsilaikė jie čia per tuos karščius, šalčius ir lietų. Ir dažom. Vilė tik merkt. Dažom ar dažai? Na, vieną lentą kartu dažom, o po to dažai. Kad tik pasireklamuoti. Wow, koks gražuolis. Tegu būna. Čia su varlium kartu. Oi, kaip gražuolis. Tai gal neglos tik va, tegu sienom ir lip. Žiūrėk, kartu su varliuku. Oi. Šildas jisai dabar. Jau dabar šildas, jau dabar gerai. Na. Bet kokia uodega ilga. Na, jį tu jas nenutraukiai. Ne. Meilius, ane? Labai. Pagalvoja, kibiro impregnantų užtenk 126 kvadratam. Dažų tik 81. Pala, čia 9 litrai. O čia irgi 9 litrai. Tai impregnanto ant kiek daugiau užtenka nei dažų. Čia vis tiek jau kaip grėtinėlė. Jo, čia dažai tai žiauriai tiršti. Tepas tikrai maloniai, ne? Tai... Nuostabiai. Bet nuimpregnavus atrodo toks skirtumas, kad nieko nedaryta. Nes jis bespalvis tas impregnantas. Opa. Išsiardykim dar vieną segmentą. Nusidažiau šituos metalus. O dabar einam, nurinksim panelės. Mums reikės pasiskolinti galvutę, apsikeisti galvutę ir išsukti porą varžtų. Tikiuosi, kad tiks galvutė. O tai. Nu, beveik. Čia buvo laikinai padaryta, bet turbūt nieko geriau ir nesugalvosi, reiks tą patį panaudoti. Tik tais visai tvos. Kas da laiko? Ką? Ne, nu. Tik aš tave atlenkiau. Nu gerai, bandau. Tada pradeda griūti tvora. Kaip tas vaizdas nukelia į rudenį, kai buvo tik kolonos, bet toj sugrįš ir lentos. Blizga kaip kiaušiniai kažkieno. Tai kaip vaizdelis keičiasi, ogi nesikeičia. Ne taip džiūva greitai, kaip norėtumėm dažai. Bet jau visi tie nudažyti. Liko 3 daug. Tęsim profilių dažymą. Žiūriu, kad profiliai visai labai gerai, ne taip kaip su aerozoliniais dažais bandžiau, žiauriai lengvai nusigrandė, o šitie dažai, jie gan gerai prikepa prie metalo, prie cinko ir taip lengvai nenusigrando. Padarom arbūzinę apžvalgą. Arbūzai jau, jau šitie tai turbūt po 2 kilogramus, tai po kokį virš kilogramą, 1,5 gal. Bet lapai vis dar jie auga, didėja. Wow. Čia yra egzotika. Matyti tokius lapus. Ir nukarpiau visas viršūnės, visas atžalas, liko tik vienas stiebas, kuris nebeleidžia jokių atžalų.
jokių paauglių, matas dabar viskas susikoncentravę yra į vaisių auginimą. Ir kai sako, nelies, nejudink ten jų, tai jeigu šilumos yra, matos jie auga. Jeigu šilumos nėra, tu daryk, ką nori, neaugs. Kaip ir tos pačios paprikos. Sako, kvepia net. Išprotėjusios jos. Čia koks jų? Nežinau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. O čia tai geras. Nu, čia irgi. Eina sa. Gražuolės. Kaip ir čiliuks koks. Minimum 30. O, vienas jau. Raudonų vos galiuko ir pats jau vyšninis toks. Gražuolės čilius. Kam dar šiluma patiko, tai mūsų vynuogiai. Pasodinom 3 lapukai buvo. Per šiemet, kai dėja. Net ne per šiemet, per šias 3 šiltas dienas. Čia buvo prieš tai sprindis ir šiandien dar sprindis užauga. Tiesiog, kemt somo per 3 dienas. Va čia tai yra šilumos poveikis. Šilumos poveikis ir man yra, nes aš atsigavęs jaučiuos. Tai ir agurkam. Agurkai taip. Atrodo, vakar visus nuvalgėm. Šiandien vėl viršūnės pilnos. Tai šiluma yra gerai. Dar prieš miegą pasodinau porą augalų. Tai yra rožė ir raganė. Ir važiuojame kitą dieną.